mano rankose, spėkite kas, ogi būsimo mano namelio lentelės. Dailylentės, labai gražios, medinės, būtent taip ir atrodys pats namelis. Ir aš, kai gavau iš meistro namų jas, iš tiesų labai net susigraudinau, negalėjau patikėti, bet aš jų paprašiau dėl to, kad labai norėčiau įsibandyti dažus tiesiai ant jų ir pasižiūrėti, kurie, tie dažai iš tiesų man pačiai labiausiai prie širdies. O tam atkeliavome pas dažų ekspertą Audrių, kuris padės įsirinkti tiek ir vidui namelio, tiek ir išoriniam fasadui, tiek ir terasai. Keliaujam pas jį. Sveiki, Audriau. Sveiki. Labai malonu susipažinti. Tai žinokit, aš atėjau čia su tokiu tikslu labai rimtu ir net pati jaudinuosi, nes dabar tikėtina nuo jūsų priklausys, kokios spalvos name aš gyvensiu. Tai jokio spaudimo. Ne, iš tiesų, jeigu visiškai nejuokaujant, tai tiesiog labai norėčiau, kad jūs man patartumėte, kaip nusidažyti namelį, ar padėsit? Padėsiu, tikrai padėsiu. Labai gerai. Labai noriu kuo natūralesnio to medžio. Labai noriu išlaikyti natūralumą, labai noriu, kad apskritai matytųsi šiek tiek dar paties medžio, to rašto tokio gražaus, nes, kaip ir matom, dabar visos lentelės tokios unikalios jos yra. Taip, kiekviena su savitu. Taip, tai dabar man būtų aktualiausias turbūt šitas momentas. Ką pasiūlytumėte tokiu atveju? Tokiu atveju mes rinktumėmės ne pilnai denginti dažą, kuris uždažo mums visas tą autentišką medienos raštą, o renkamės dažyvės. Dažyvės, tokios santykinai plonosluoksnės, pusiau skaidrios, jos paprastai naudojamos pigmentuotos, dėl to ir vadinu jas pusiau skaidriomis. Jos nebus bespalvės, turės savyje kažkiek pigmento, kuris saugo tą patį medį nuo išpilkėjimo, bet palieka tą medžio raštą matomą. Bet ar tai reiškia, kad aš galiu bet kokią spalvą tada taip nudažyti? Spalvų spektras bus mažesnis negu dažų variantų ir apsiribos spalvynais, bet tų spalvynų yra net keli ir iš jų tikrai galima rasti spalvą, jo labiau, kad kadangi mes vis tiek rinksim kažką panašaus į medžio spalvas. Taip, norėtųsi labai. O jeigu dabar aš vis tiek pati planuoju dažytis, man greičiausiai nemažai laiko užtruks tą padaryti. Aš neįsivaizduoju, dar neteko man to daryti, bet... Su tinkamais įrankiais tai nebus labai jau taip sudėtinga, kaip atrodo. O tai galėsit man parodyti įrankius irgi šiek tiek parekomenduoti. Bet jeigu aš nenorėčiau to daryti dar kartą, dar po kokių metų, kaip sako, kad reikia atnaujinti tą spalvą, kažkokie išoriniai veiksniai veikia, dar kas ir reikia karts nuo karto perdažyti. Tai ar man reikės po metų perdažyti? Ne, mes naudosim šiuo atveju dažyvę, kuri pasižymi prailgintų tarnavimo laikų. Tikuri Lavaltė plus Complete dažyvė, turinti kelių tipų filtrus savyje nuo ultravioleto. Ultravioletas pagrindinę žalą mums daro, drėgmė daro papildomą žalą, tai jis turi labai gerą ir apsaugą ir nuo drėgmės, nuo šoninio lietaus arba nuo tos oro drėgmės, jeigu jos yra. Tai su šia dažyvė reikėtų kokybiškai dengti 2 kartus, bet nepamiršta pirmo sluoksnio impregnavimo. Tai pirmas, ir mes turim talentą, jeigu geriausias variantas, jeigu mes ją ir vidinę pusę impregnuotume, ir išorinę, tai kuri bus jau fasadinė pusė, irgi lygiai taip pat impregnuotume. Vidinė pusė daugiau jau nieko nebedaroma, o išorinė pusė dar dengiama papildomai 2 sluoksniais dažyvės. Tada apsauga yra tinkama. Taip. Ir tarnavimo laikas tokio sprendimo bus iki 12 metų. Ar galim pasižiūrėti dabar, kaip tos dažyvės atrodo? Galim. O pati dažyvė bus štai ši Lavaltė plus Complete. Tarnavimo laikas iki 12 metų, teisingai dengiant. Čia mes turim 10 jau paruoštų gamykloje spalvų. Yra šitas variantas. Jisai geras tuo, kad pigmentai čia sudėlioti optimaliausių būdų. Čia yra tie pigmentai, kurie turi natūraliai savo filtrą jau patys iš savęs. Dažniausiai geležies oksidas, dar naudojami kiti priedai, jie geriausiai tarnaus nuo ultravioleto. Kitas variantas, kurį mes irgi to išsibandysim, ko gero, tai didesnis spalvų spektras bus, ne 10 spalvų, bus arti 100 atspalvių ir iš ten pabandysim išsirinkti jau mums prie širdies spalvą. O gal geriausias variantas būtų išsirinkti kelias spalvas, jas pabandyti. Oi, manau, kad tai tam mes šias lenteles. Ir galbūt net nusiverus į vietą prisidėti ir pasižiūrėti, kaip atrodo šalia visų aplinkos, jeigu ten yra ta aplinka. Po kiek laiko, impregnavusių visą namelį, galima pradėti dažyti? Jeigu naudosim tirpiklinį, tirpiklio pagrindu impregnuojantį aliejų, tai mums reikės džiovinti minimum 24 valandas. Su vandeniniais jūs galėtumėt po valandos tą daryti.
Geras. Labai greitai. Aha. Vandeniniais impregnatais. Tarp kitko, čia šiuo atveju galėtume naudoti ir vandeninį. Pasižiūrėsim, kuris ten jums bus optimalesnis. Gerai. Bet jeigu, reikėtų žinoti, kad jeigu būtų drėgna ir vėsu, kokį 12 laipsnių, tas laikas džiavimo aliejų prasitęsia ir gali 3 paras džiūt. O, tai dabar šyla orai, aš tikiuosi, taip, kad... Tai čia viskas tvarkoja, bet reikia visada žiūrėti ne tik, kas parašyta, bet kas ir dedasi ore. Audrius parodė nemažai skirtingų spalvų variantų, bet kažkaip mano žvilgsnis jau nuo pat pradžių krypo vieną linkme. Bet ko iš šio susitikimo nesitikėjau, tik kad būsiu pilnai apmokyta, kokius įrankius naudoti ir kaip teisingai dažyti namelį. Atsinešiau jau įrankius, kuriuos būtų galima visai sėkmingai šiam mūsų darbe panaudoti. Ir pačiam tam impregnantui, impregnuojančiam aliejui, jisai skystas kaip vandenėlis. Tai tokiam taškiam, skvarbiam, tokiam produktui labai gerai yra mikropluošto volelis. Toksai kaip pasižiūrėkit, jis minkštutėlis, jisai gerai įsigeria į save, mažai taškosi santykinai, jeigu labai greit nefoluoja, bet jisai gerai savyje laiko skystus dalykus ir jūs tokiu būdu pasimirkę šiek tiek ir jūs impregnuojat. Galite ir lentų galos praeiti, impregnuoti kuo puikiausiai. Visas plokštumas kuo puikiausiai galėsite apdirbti su voleliu. Svarbiausia visų nepamiršti, kaip ir sako, kampų. Kartais visai sveika po tokio praėjimo voleliu įterpti dar tą patį produktą. Čia būtų ar šiuo atveju aliejus tas impregnuojantis, pačiu teptuku tokiu. Fasadiniu, kad jisai įterptų į visus tos trūkimų čia mes neturim, bet mes turim šakų, vietos bus patraukinėjusios, bus kažkur gilesnių vietų. Teptukas geriausiai paskirstys tiek aliejų, tiek dažyvę. Tuos pačius įrankius galėsim naudoti ir dažyviai. Lygiai tuos pačius. Labai gerai. Tik tai su dažyvė patarsiu taip. Su voleliu mes greit užsinešam pakankamai. O su teptuku iškart puolam ir suliejam, sulyginam tą pačią dažyvę struktūrą ir judam prie kitos lentos. Ir taip toliau, taip toliau. Aš dabar norėčiau Jums parodyti keletą savo tokių inspiracijų, kad suprastumėte principą, kaip aš maždaug norėčiau dažytis namelį. Spalvos visai mane domina šiaip jau ir tokios ryškesnės ir įdomesnės. Gali jos būti, labai patinka žalsvos, visokios rudos, rausvos. Labai svarbiausias akcentas, labai norisi, kad būtų tiek ir viduje, tiek ir eksterjere apvadai langų išsiskirtų. Toks būtų kaip akcentas, nes norisi stilingo namelio. Mažytis jis bus, bet stilingas, labai tikiuosi. Gal galit man čia irgi kažką panašaus parodyti, kokios šio kombinacijos būtų galimos. Iš žalių mes buvom, mūsų žvilgsnis krypo į šitą 2 žalias. Taip. Ir galbūt jų derinį arba viena iš jų galėtų būti 241A ir 242A. Bei iš tokio tamsesnio arba kolorito, labiau iš tokių medžio spalvų, tai bus 223A ir 220A. Šios 2 spalvos irgi būtų galima pažiūrėti, kaip tarpusavy derės. Tai ką aš dabar ir siūlysiu pasidaryti spalvų pavyzdžius. Būtinai pasidarykime testą. Ir nuspręsti. O, čia žinokit, dabar yra labai jaudinantis momentas, tiesą pasakius. Kadangi dažai čia jau permaišyti prieš minutę, tai papildomai maišyti nereikės. Čia kakavinė. Kokia iškart įdomi spalva. Dabar pasižiūrėsime Audriaus dažymo sugebėjimus, kaip gražiai moka dažyti. Tokia rausva, švelni spalva. Kakavas. Ir tas toksai minkštas plaukelis, jisai turėtų mums suguldyti tą dažyvę, kad nematytume taip vadinamų teptuko potėpių. Matot, dabar yra jisai, bet jį palieka nekokybiškas teptukas arba šerelis. Kietesnis, jeigu būtų, arba jeigu mes judesį tai darom ne visai tokį, tai turėtų būti judesiai per lentą maksimaliai platus, kiek mes jau pasiekėm. Įdomi spalva, taip, tai čia reikėtų dar vieno sluoksnio, kad įsiryškintų jau geriau. Mes po valandžiukės galėsim uždėti ir antrą sluoksnį. Tai džiūna greitai. Čia yra pliusas, jeigu lietus mūsų užpultų. Čia jau būtų apvadams skirta. Aš iškart žinokit, matau, kad čia saugus labai variantas būtų tikrai. Neatsibostų greičiausiai. Aš manau, kad neatsibostų tokia spalva. Žalsva, jinai ramina,
Ji labai tokia jauki, tokia namų spalva, o namuose ir norisi kažkaip atsipalaiduoti. Teisingai. O, va. Tai turim situaciją jau po 2 kartų dažymo, išiškėjęs vaizdas yra, gerokai ryškiau, intensyviau su spalvomis, bet aš vis tiek norėčiau, tiesą pasakius, dar nusivežti tas lenteles į savo sklypą ir jau galbūt natūroje pamatyti, na, kaip ten viskas dera, kaip ir prieš tai siūlėte, tai kažkaip pasinaudosiu to, nes atrodytų, kad prie žalios dabar linkstu, bet o kas ten žino, gal vis tik tai ir ta tokia rausva, ruda kombinacija labiau man patiks. Pabandykit nusivežti vietą, pasidėliot šalia esančių ten tų pušų, eglių, kas ten yra, gal žalytės, ar ten tvoros elementas galbūt kažkoks ir pažiūrėt, kuris spalva, su kuria jam geriausia gyventi bus toje vietoje. Tai čia turim ir vidaus irgi dažytą dar 2 kartus. Lakuota 2 kartai. Lakuota, taip. Tai man asmeniškai iš tiesų net labiau patinka va tokia truputį intensyvesnė balta spalva. Taip. Galite tą intensyvumą reguliuotis. Jeigu jums po 1 karto užtektų to baltumo, taip ir palikit, užlakuokit vienu dar papildomai sluoksniu be spalvio lako. Tada jums baltumas išliks toks kaip pradinė variantė. Bet 2 kartai vis tiek daugiau šiek tiek to pigmento, daugiau apsaugos nuo geltonavimo. Ta mediena liks tokia balta, balsva žymiai ilgiau. Gal pavyzdžiui, iš pradžių norėsiu taip, o tada jau paintensyvinti tą laką ir tą spalvą visą. Pažiūrėsim. Puikiai, tai ačiū labai Jums, Audriau, už tokią nuoširdžią pagalbą, už labai vertingus patarimus ir negaliu pati patikėti, kad jau turiu porą variantų savo nameliui. Tai ačiū labai Jums. Gerai, matykit. Iki. Iki malonu.